kad dalyvaujate, kad atvažiuojate į Druskininkus, kad puoselėjate tas vertybės, kurios iš tikrųjų yra šiandieną labai reikalingos. Tikiuosi jūsų sulauksim ne tik šiais ir kitais metais, o dabar noriu tiesiog ir apgailestaut kartu, kad ekonominė situacija prasta visos šalies. Negalim jūsų pamaloninti tiesiog sceną muzikantais, tačiau mes visa širdimi esame su tais, kuriems judėjimas yra sveikata ir gyvenimo būdas. Ačiū Jums už dalyvavimą, sėkmės trasose ir visada lauksime Jūsų sugrįžtant į Druskininkus. Sėkmės! Ačiū Vytautui už gražius žodžius. Na ir dar kartą primenu, kad važiavimas dviračiu tai nėra varžybos. Tai tiesiog šio projekto išlikime sveiki dalis. Tai yra sveikatingumas. Tai mūsų visų važiavimas, sveikata ir pažintis šios gražaus miško. Taigi, linkiu visiems sėkmės ir jūs pradedat šios dienos šventę ir tai bus simbolinis startas, simbolinis šūvis, varžybų atidarimas. Sėkmės visiems! Džiugu, šiemet dalyvių yra dvigubai daugiau negu pernai. Tikimės, kad kitąmet jų bus dar daugiau. Na, dabar jau po truputį kviečiame į startą pačius jauniausius. Tai